šitas specialus kvietimas Saduto ansambliui su Marija Chmeliauskienė prieš akis. Vadovai Kostas ir Ligita Malinauskai, visą ansamblį. Paskui, ką aš dar žinau iš jūsų, Kazimieras ir Danutė, Kazimieras groja. Ir kviečiu visus į mūsų nuostabiausią projektą. Jūs visi laukiami. Labai ačiū jums visiems už draugystę, už bendravimą. Ir matyta kelionė už Atlanto buvo tikrai įdomi ir įspūdinga. Ir laukiu kiekvieno iš jūsų. Dar galite prigriebti kunigą iš Petrą, iš Oval Street, iš tos bažnyčios lietuviškos. Ką dar? Visus. Savo giminę, savo kaimynus, savo šeimas, draugus, bendradarbius, visus. Ir laukiame jūsų aljansum. Prašom skambinti šituo telefonu ir lauksime. Kito kelio nėra. Ir Marija, čia ne šiaip sau jūs sugrįžote pas mane, juk sugrįžote pasiimti savo pinigų. Tada jūs man pasiūlėte važiuoti 2007 metais į tą šalelę už Atlanto. O dabar jums sugrįž grąža. Įsivaizduojat, kaip įdomu, kaip viskas iš viršaus sudėliota. Mes čia tik tai va tokie, kaip pasakyti, pukeliai, tokie dulkės mes šitoj žemėje. Bet mes galime labai daug, visi kartu. Po vieną mes nieko negalime, bet visi kartu, tai mes galime. Ir kaip sunku buvo, kiek žmonių krito žemyn, kokia kova buvo, kad gauti vizą, kad išvažiuoti. Įsivaizduojat? Turbūt daugiau negu trečdalis nukrito žmonių, jeigu ne pusė. Tiksliai neatsimenu, čia galėsit jūs patvirtinti ir papasakoti apie šitą kelionę. Ir aišku, mano Daivutė, su kuria mes susidraugavome per šitą kelionę. Daivutė Sabonienė su savo vyru. Bet aš tau atskirai padarysiu video. Laukiu viso Saduto ir su viso šito šutvės ir su dar daug šutvių. Tai va, ir švęsim gyvenimą. Mūsų gyvenimas kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Laukiu jūsų visų. Lietus lyja, bet aš čia va stoviu vis tiek. Jums video darau, nes labai laukiu.